Mano brangus karalių, vietanot atkūrė, vihatam sunaikinta, Jašaha gerą vardą, Pura senais laikais, Rudrasja viešpatė Šivas galingiausių iš visų pusdievių, Dievasja pusdievio, Majena demono vardu Maja, Ananta neribotas, Majina turinčio techninės žinias. Vertimas ir komentaras Jo dieviškosios malonės Šilos Prabhupadas. Brangus karaliau Judištira, kadaise demonas vardu Maja Danava, puikiai išmanantis techninius mokslus, pažemino viešpatį Šivas gerą vardą, bet Krišna, aukščiausias Dievo asmuo, išgelbėjo viešpatį Šivą nuo gėdos. Komentaras. Viešpat Šiva vadinamas Mahadeva, labiausiai išaukštintų iš visų pusdievių. Višvanatha Čakravartis Takūra pabrėžia, kad viešpat Šiva suvokė aukščiausio Dievo asmens didybę, kurios nesugebėjo tinkamai vertinti net viešpats Brahma. Šiame posme paminėtas įvykis liudija, kad viešpatė Šivos galių šaltinis yra viešpats Krišna, parabrahmanas. Taigi šiandien tekstas kalba apie, primena istoriją, kad buvo toksai demonas vardu Maja Danava, kuris labai gerai išmanė mokslus, šitus techninius visus kažkokius, ir pažemino Šivos gerą vardą. Atsimena kas nors, kaip jis ten pažemino? Kitose tekstuose? Kas Šivą prikėlė? Ir nugalėjo Šivą, ne? Ir čia iš tikrųjų skaitydami galim pastebėti, kaip yra, kaip sako, įvairovė džiaugsmo motina. Tai kaip įvairiausiais būdais džiaugiasi gyvenimu. Viešpats yra atsidavę, ta prasme, tiek, atrodo, man, pavyzdžiui, asmeniškai atrodo, kaip tu ten gali džiaugtis, karas pastovi, kažkoks ten demonai pusdieviai pastovi, nėra ramybės, ten tu negali ramiai sėdėti, nežinai kada, kur čia, ką, žinai, atskris koks demonas, susprogdins ten, ką nors, žinai. Atrodo, kokia čia gali būti džiaugsmas, bet, kaip sakant, jeigu psichofizinis toks kūnas yra atitinkamas, tai gaunasi, kad jie iš to džiaugiasi, kaip kšatrijos, žinai. Jie be karo negali gyventi, nori eiti, žinai, muštis, kovot, jam, pavyzdžiui, gauna smūgį, žaizdą, jiem džiaugsmas, žinai, nuo to žaizdos, jie dar labiau, žinai, įsikvėpia, žinai, dar kam nors trenkia ten į kaktą, ir panašiai. Ta prasme, atrodo nesuvokiama, nes, kita primtis, kiti tie, žinai, skoniai visai. Ir sako, kad viešpats turi, kiek yra vandeninė bangelių, tai tiek viešpats turi tokių skirtingų visokių įsikūnijimų, tokių iš tų visų inkarnacijų. Ir jos visos skirtingos, su skirtingais kažkokiais pomėgiais. Pavyzdžiui, yra Matsija, tai žuvies šitą Gevatara. Reiškia, ateina, įsivaizduoja, tarp žuvų gyvena. Ten visai kitas jau, visai kita sistema kažkaip gaunasi tarp tų žuvų. Ir kaip paskui ateina kaip šitasai Varaha, tai šernas, ir ten žemę ištraukinėja iš tų visų ten vandenino to, požeminio, ne požeminio, bet vandenino to, priežasčių jo. Tai, ta prasme, kad įvairūs skoniai yra, ta prasme, ir kad tos skonius galima būtų realizuoti, duoda tam tikrus kūnus. Šiame pasaulyje materialius, o dvasiniam kažkokius dvasinius kūnus. Ten kiekvienas turi savo vadinamą tą svarupą arba prigimtinę tokį polinkį ir išraišką tarnystės. Ir jiem atrodo, kad čia yra jų geriausias.
kaip sako, piemenukai galvoja, kad va mano santykius su Krišna, nu, va tas toksai, kokį aš turiu, nu, tai yra pats fainiausias. Ir jie nesupranta, o kaip gali, pavyzdžiui, gopiam patikti ten jų santykiai, kaip ten gali ten kažkam kitam patikti kitokie santykiai, nu, jie nepagauna, žinai, nes jų kitokia visai konstitucija, žinai. Ir taip ir gopės. Ir kai Gopa Kumaras, pavyzdžiui, iš tą Vaikuntą nuskryda jau į patį dvasinį pasaulį, žinai, ir vis tiek sako jam, tu čia nebūsi laimingas, įsivaizduoji. Aiškiai, jo, nu, kita konstitucija gaunasi, kitokia biški. Ir jis tada čia grįžo atgal, kad dar įsiugdytų tą dvasinę kokią meilę tenai, jau į Krišnaloką grįžtų. Aha. Ir va, tarp kšatrijų mes žinom, kad būna, nu, tų visų karių, kad labai jiems svarbu garbė. Pavyzdžiui, jeigu jų kažnors pažemina jų stiprybę, tai jiem, nu, praktiškai yra baisiau užmirti. Tai va, aišku, viešpačiai, va, tai jam, kadangi jis buvo atsižadėjęs, jam buvo nesvarbu, bet paprastai tai kšatrijom, tai, kaip mes žinom iš Krišnos tų nuotykių, kaip Džerasanda buvo, kad kai jam nepavyko nugalėti Krišnos, tai jis ant tiek nusiminė, viską metė, atsižadėjo, sako, ai, čia iš vis reikia nesąmonė kažkokia, išėjo į mišką, askezę atlikti. Ta prasme, jie negali ramiai gyventi su tos, kas toks? Rūkmis. Jie negali susitaikyti. Nu, jiem, ta prasme, kaip tas pats, kas mirtis. Jeigu jų šlovė nužeminta, kaip sakant, visuomenė žino, kad jie netikė, nenugalėjo ten kažko ir taip toliau, tai jie negali gyventi, ta prasme. Tai panašiai taip visur. Vaišė, pavyzdžiui, turbūt, jeigu turtų ten kažkokių neturi ar ko, ne, pažemina jį, kad jis koks vargšas, tai jam turbūt labai sudėtinga būna. O šitam bramanui turbūt, jeigu pasako, kad jis kvailas, tai ir nieko nesupranta, tai jam turbūt labai kerta. Ta prasme, už tai, kaip sakant, jeigu nori išeist labai kšatriją, tai tu jam pasakyk, kad jis nevykęs koks nors karys, ten silpnuolis, žinai, dar kažkoks. Taip, tada bailys, neturintis drąsos, tai jis tada užsidegs. Bramaną, jeigu nori išeist, tai sakyk, kad jis nieko nesupranta, spekuliuoja, iš vis kvailys ir taip toliau. O vaišė, sakyk, kad jis... Ką? Jo, bageto eik, užsidirb pinigų. O šudrą tai reikia primušti, nes sako, šudrai tai kūniškos kančios labai sunkiausiai. Nes jisai šlovės garbės ar taip neturi, jam ten sakyk, kad tu bailys, jam sakyk, nu ir ką sakyt. Jam reiškia, jį reikia prilupti, tai tada jis jau jam baisu, žinai. Viešpats Šiva vadinamas Mahadeva, labiausiai išaukštintas iš visų pusdievių. Taip pat Šrimad Bhagavatam prašo, kad mūsų visatoje šitas Šiva yra didžiausias iš vaišnavų irgi. Ne vien tik iš pusdievių. Nes šiaip pusdieviai nėra taisyklė, kad visi būtinai vaišnavai. Sakytųsi, kitose visatose netgi nebūtinai vaišnavai. Brahma ten būna netikintis toks, žinai, kaip sakant. Ir ten tokios aprašo, kad pusiau demoniškos gaunasi visatos, kur jie įsivaizduoja, kad jie valdovai, žinai, nu, ta prasme. Tai vat. Ir viešpats Šiva suvokė aukščiausio Dievo didybę, kurios nesugebėjo tinkamai vertinti net viešpats Brahma. Tai vat, labai įdomi. Tai ką, gal tiek? Gal kas kokių klausimų, komentarų? Čia trumpas komentaras buvo. Kas tie pusdieviai ir kas tie vaišnavai, ne? O kodėl kai kurie atsidavė, kai kurie ne? Nu taip yra dabar visata, reikia žiūrėti taip, kad paprasčiau būtų visata, tai yra kaip, paimkime mažą planetą. Tai visata yra didelė planeta, ne? Vat, pavyzdžiui, šitą planetą mūsų čia Žemė, skaityk, ne? Ir čia yra daug valstybių, ten daug departamentų, visokių, ta prasme, ten įvairiausių departamentų yra, vat, kiekviena valstybė turi, pavyzdžiui, užsienio reikalų departamentai, ten aplinkosaugos, nu, milijonai ten tų departamentų yra, nu, ne milijonai gal, bet, ta prasme. Tai visata yra tiesiog, vat, didžiulė tokia, žinai, didžiulė ir jinai irgi turi departamentus ir į tos departamentus paskiria visokios būtybės. Pirma būtybė tai būna Brahma, tai skaitos pagrindinis jau toks, kuris ten viską jau iki smulkmenų sukuria, sudėlioja, subalansuoja, ta prasme, tą visą mechanizmą ir paskui jisai iš savęs pusdievius tam tikrus tenai išleidžia, išgimdo ar kaip norim pavadinkim. Ir įvairiausiais būdais ten iš ausų, iš nosies, nu mistiniais būdais ten praktiškai. Ir tie pusdieviai, jie tampa atsakingi už tam tikrus tenai departamentus.
Tai čia nėra būtina, kad jie visi būtų kažkokie atsidavę. Nu, kaip ir mūsų planetoje, ta prasme, nu, čia ne prie ko, ta prasme, tiesiog vyksta kažkoks managementas tenai, viskas, kad vyktų. Va, o atsidavę tai tie, kurie jau pažįsta, žino viešpatį, kad yra virš to pasaulio, materialaus visatos yra viešpats, yra dvasinė būtybė, kuri, nu, sukuria vis, ta prasme, duoda iš savęs išskleidžia tas energijas ir pats Brahma tada supranta, kad jis irgi iš viešpatės atsirado. Tai toks ir skirtumas, tiesiog jie tas materialias pareigas, nu, tas funkcijas atlieka praktiškai taip pat, tenai skirtumų beveik nėra, bet skirtumas tik tas, kad jie pripažįsta, kad čia iš viešpatės atėjo ir jam paklūsta, nu, tokie kaip tarnai, o tie, jie to nežino ir jie galvoja, kad čia jie, nu, nepriklausomi, kaip ir mūsų žemėje dabar. Pavyzdžiui, koks Amerikos prezidentas, jis negalvoja, kad jis čia yra kažkoks, nu, dievo įrankis, žinai. Nu, pavyzdžiui, aš nežinau, gal jis ir galvoja, aš nepažįstu, bet, nu, kaip pavyzdžiui, žinai. Ir ta prasme, bet vat atsidavęs karalius, jisai galvoja, kad, nu, jisai įrankis, čia iš tikrųjų ne jis kontroliuoja, bet dievas, bet jis tik kaip įrankis, žinai. Įrankis, kad dievo rankose, kaip sakant. Ir jisai už tai nesisavina nieko, ta prasme, šitam pasaulyje, jis čia nesitenkina. O tie, kurie nežino, tai jie pradeda tenkintis, jie galvoja, aš valdovas ir iš karto atsiranda tokia, nu, valdovo pasitenkinimo, ta būsena vadinama purušas tokia, kad, nes tu gali kontroliuoti, žinai. Aha, aš dabar kontroliuoju, nu va, tu čia tą daryk, čia tu taip, jisai paskiria ten postą ir jis galvoja, kad čia jis taip daro, žinai. Jisai nežino, kad tenai ta paramatma jį kontroliuoja, žinai, jis nežino to. Ta prasme, to dalyko neišjaučia, nes nepripažįsta, nu, jis neturi tokių net žinių, net teorinių, žinai. Va. O Bhaktas, kuris žino, tai jisai ten viską reguliuoja, ten viską daro, bet supranta, kad čia iš tikrųjų ne jis, ta prasme. Iš tikrųjų čia viską daro paramatma, ta prasme, jinai ten, sako, be paramatmos leidimo net žolelė nesujudė, žinai. Ta prasme, vis žino, kad viską kontroliuoja ir jis tik įrankis, žinai, kuris turi galimybę pasitarnauti Dievui, žinai. Tokiu būdu, žinai. Na, va, ir tokiu būdu tarnauja. Tai. Arba tai netikėti, sako, valdo tam gyvūnos, bet čia vis tiek turi Krišną. Taip. O tai tikinti tiesiogiai gal Krišną kažkaip skiriasi tas vedimas, tai tikinčio netikėti. Taip. Tuos, kurie tarnauja Krišnai, tai jos vidinę energiją kontroliuoja, vadovauja. Nu, žiūrint, aišku, kokie būna tokie, kurie tarnauja Krišnai, nu, kaip pasakyti, ne iš meilės, ne iš tarnystės, bet kurie iš savanaudiškų tikslų, nu, žinai, versliuką, kaip sakant, suka. Tai, ta prasme, tai tuos, kurie pilnai tarnauja Krišnai, tai tos vidinę jau energiją kontroliuoja, ta prasme, tenai viską. O tos, kurie taip, tai materiali. Bet, sakykime, kai atlieka kažkokias pareigas materialias, sakykime, atsidavę, nu, kaip Brahma ten ir panašiai, tai ta prasme vis tiek materiali energija kontroliuoja, nes, nu, ten, ta prasme, bet pats jį patį neveikia tos gūnos, ta prasme, nu, jo neįtakoja ta nešvara, ta prasme, kuri paprastai tai yra neišvengiama. Nu, pavyzdžiui, jeigu tu kažką valdai kontroliuoji, tai tu neišvengiamai, žinai, pasididžiuosi ir tu neišvengiamai eksploatuosi, nu, ta prasme, tu neišvengiamai kažkokiu būdu mėgausies, bet kadangi jie tarnauja Krišnai, jeigu tyrai, tai tada jų neveikia ta energija. Nu, ta neigiama, žinai, ir jie tos taršos nėra, jie tik palaimai gyvena, žinai, toj meilėje, ta prasme, ir jų neužteršia. Bet tos visus dėsnius, tai ten materiali energija dėsto, nu, žinai, kaip sakant, tą visą mechanizmą. Nes iš tikrųjų nėra skirtumo tarp materialios ir dvasinės energijos, tokios kaip, jos tiesiog funkcijas skirtingas atlieka. Nes Krišnai tai tos energijos yra vienodos, nu, ta prasme, tiesiog skirtingos funkcijos, kaip sako elektra, pavyzdžiui, tu su elektra gali ir šaldytuvą jungti, ir gali lygintuvą jungti, žinai, ta pati elektra, bet skirtingas gali funkcijas atlikti. Vat. Tai tos ir energijos, vat. Materiali atlieka tam tikrą funkciją, o dvasinė kitą. O tyram atsidavusiai nebėra skirtumo ir Krišnai tarp tų energijų, nes jos vis tiek to neigiamo poveikio nėra, žinai. Shishini Gorachandra ki jai. Įsivaduot, ai va, gerai, kad primėt, aš kaip tik šiandien, kai čia pakartau, galvoju, ką čia per paskaitą pasakyti, ir da, kažką, žinai, pasirodyt biskį, tai tokia pas mane tie, žinai, kaip prisiminiau, kaip, aš irgi taip galvoju, nu kaip čia įsivaduosi, nu kaip čia, atrodo, žinai, negi čia pats savo jėgom paims ir įsivaduosi. Ir paskui prisiminiau čia, kai sakė, aš paklausiau per vieną festivalį šito Maharadžo Bhakti Krishna Smitha Krishna. Kaip jisai? Krishna Smitha, Maharadža. Krishna Smitha, šypsena Krishnas. Paklausiau,
tenai buvo su lapukais klausimai, galėdavai sadusangą, tai visi maharadžai susėdė ir tu gali klausimą užduoti ant lapukė ir parašyti kuriam maharadžui. Nu ir aš užrašiau tą savo klausimą, rašau, žinai, ar čia nuo sadanos priklauso, ar mes tobulumą pasieksim, ar čia nuo malonės, ar čia nuo to ir nuo to, ta prasme, nu ir nuo mūsų pastangų ir nuo malonės. Ir aš galvoju, kurio čia maharadžio paklaus, žinai. Ir galvoju, bet tas Krišnas Mita toks egzotiškas, žinai, jis toks nestandartiškas, žinai, toks, galvoju, čia reikia jam rašyti, žinai. Rašau, Krišnas Mita, žinai. Nu ir vienu žodžiu, nunešė tą klausimą ir ten tų klausimų tai buvo daug, ten kokie 50, bet kažkaip mano šatakula tai jos filtravo, ta prasme, tokius visokius neaiškius jis atmesdavo, žinai, o tos tokius rimtesnius priimdavo. Ir kažkaip, nu, kažkokius 4-5 metus. Ir tas mano klausimą praleido, žinai. Ir klausė, žinai, šatakula, do maharadžio. Ir jis tai atsako, žinai, sako, mūsų paramparoj, nu, yra paramparose skirtingose Vaišnavos, kitaip jie traktuoja, bet sako, mūsų paramparoj, tai reiškia, grinai nuo Krišnos malonės priklauso, bet sako, mes dedam pastangų, kad Krišna matytų, kad mes norim, žinai. Ir tas pavyzdys su tuo paukščiuku, žinai, kuris geria tą vandenyną, žinai. Sako, tas paukščiukas jis to vandenyną niekada neišger, žinai, pats, nu, savo jėgom. Bet sako, jis kai geria, jis parodo, kad jis nori išgerti, žinai. Ir tada Krišna sako, mato ir išgeria. Ir sako, už tai sako, mes turime daryti tiek, kiek galim, žinai. Nu, nei per daug, nei per mažai. Ir sako, visą laiką tos malonės tikėtis ir prašyti, žinai. Nu, ta prasme, ir niekad negalvot, kad mes patys jį išsemsim, žinai. Nes sako, jeigu mes tik pradedam taip galvot, iškart ateina išdidumas, žinai. Kad aš pats išsemsiu, žinai, aš pats savo jėgom kietą, žinai. Tai man. Ir aš taip kartuoju tą džepą ir galvoju, žinai, taip, kad tas paukščiukas, kai pradeda gerti, žinai, nu jisai geria, jeigu jis taip galvoja, kad pats išgers, geria iš visų jėgų, žinai, paskui jau nukrenta, žinai, jau nebeturi jėgų, žinai, nieko negeria iš vis, guli, žinai, paskui atsigauna, vėl geria ir jau, bet jis jau taip atsargiau geria, nes jau iš pradžių, kai geria, žinai, jis jau pasimokė, kad per daug gers, tai nukris, pabiški geria, žinai, nu pabiški geria ir jis jau pradeda stiprėti, žinai, ten pasi raumenis auga, žinai, snapas didėja, žinai, platėja ir paskui ateina išdidumas, žinai. Ko, bro, žiūrėk, kaip gerai, aš jau geriu, žinai, jau tokį pagreitį pagau, to išgersiu, žinai, pats tą vandenyną, nereiks jau nei Krišnas nieko, žinai. Žinai, bet tas vandenynas jis vis tiek pasipildo, nuo lietaus, ten, nuo upių, ta prasme, kiek jis be išgerdo, tas paukščiukas vis tiek ten sulenda, žinai, tas upės. Ir net jeigu jis milijoną kartų daugiau išgeria negu pradžioj, žinai, nu, kaip pradžioj ten iš viso, tai vis tiek nėra šansų išgerti tą vandenyną, žinai. Ir praktiškai ta malonė. Ir dar Prabhupada daug kur sako, kad jeigu žmogus yra surištas virvėm stipriai, tai jis pats negali atsirišti, prasme, bet jį gali atrišti, nu, kuris laisvas. Tai vat, per tą malonę, tą kažkokias tarnystės bandom, darom, ten kažką kartuojam, mantras, tas maldas ir vis tikimės tos malonės kažkokios. Mhm. Mhm. Aukšti lygiai. Nes kaip įsivaizduoji, tas paukščiukas tą geria ir malonės, nu, neima iš Krišnos, žinai. Krišna nereikia, aš čia pats išgersiu, žinai. Pats pamatysiu, pats suvoksiu viską, žinai, pats. Aha. Kažkaip kitus šatvais minėjai ir mokytas kaip buvo tai tada. Ir tekis dar iš Valgėse, tik šatvais aš informaciją. Ir labai gerą istoriją apie jo, kas yra kšatvais, kad papasakojo Vilkas Dievas, metu buvo viena istorija. Jau, nu, ir kšatvės karalius, tam turi savo pilį, ten Matačinsą, kita mokytina yra. Jis išvarė į karą ir pralaimėjo. Ir atsitraukė ir grįžo namo. Ir stovi tam, Matačis sako, pasižiūrėjo, jis sako, čia ne mano vyras. Sako, mano
tai reiškia, jis arba laimi mūšį, arba jis miršta mūšį. Nu. Tai negali būti mano vyras. Tai neįsileido tą vyrą ir visiškai tame taip toliau. Šatės tik tame buvo idiotas. Kaip irgi labai palygiau sako, jeigu jam nukirs rankas, tai jis kausis su koja. Jei nukirs kojas, jis kausis su dantim. Kol numirs. Įsivaizduoji, išeini knygų platinti ir sako, išplatink 100 knygų, žinai, o jeigu ne, tai nusiskandink Nemune, žinai. Neišplatini Nemune. Ir dar iš tikrųjų svarbu paminėti, kad jie ne tik turėjo šitą savybę, tokio karingumo, bet jie turėjo rūpestingumo, rūpinosi labai savo pavaldiniais. Ir buvo tokia istorija, kaip karalius buvo labai geras, toks kietas karalius, ir jį nusprendė išbandyti pusdieviai. Ir jie pasivertė į kažkokius ten paukščius, kažką ten pasivertė ir pas jį atskrido. Į balandį. Iš savęs pjovė. Jo. Įsivaizduoju, koks asmeniškumas. Čia taip atrodo, koks čia paukštis, žinai. Ašgi turiu svarbių reikalų, čia reikia rūpinti, žinai, ten milijonai žmonių, žinai, ten projektai kažkokie, o čia kažkoks balandis, tegul eina jis, žinai, kaip sakant. Juk negi aš dėl jo dabar aukosiu visą savo tą pareigybę prieš kitus, žinai, ir taip toliau. Čia tokie pasiteisinimai dažnai proto būna, žinai. Bet matai, koks asmeniškumas, dėl vieno būtybės, kad ją patenkinti, kad pasirūpinti, žinai. Sako, karalius visi kaip pavaldiniai, kaip vaikai, ir ne vien žmonės, bet ir visi tie gyvūnai, laukiniai vanagai, ten kažkokie tai balandžiai, įsivaizduoju kaip yra. Ant kiek kvalifikacija aukšta. Ir savo miestą pjaustė, žinai. Jis savo miestą įsivaizduoju. Aišku, ten, imituoti jokių būdų nereikia, nes Kaliugos sako, visi yra šudro, žinai, pagal prigimtį. Ir ta prasme, net nesuvokiami dalykai, kaip taip galima būtų pasielgti, atrodytų, net per filmus pamatytum, nepatikėtum, žinai, kad taip gali būti, žinai. Kaip taip gali būti, žinai. Įsivaizduok, nueini kur nors ten, pavyzdžiui, pas GBC kokį nors ir sakai, va čia man tenai kas nors ten ne to, žinai, ir GBC pradeda ten pjauti savo miestą ir va, sako, imk, žinai. Arba save visą paaukoja, va, žinai, imk. Nesuvokimi dalykai, ta prasme. Net tie laikai, žinai. Bet aišku, ten buvo toks atvejis gal daugiau vienetinis, žinai. Ne visi kšatrijos buvo tokie tobuli, žinai. Bet, principas tas, kad jie buvo labai linkę, reiškiasi, ten dalintis, ta prasme nedalintis, bet kaip savo vaikų žiūrėdavo, nes, pavyzdžiui, va, tėvai, kaip žiūrėk, sako, kaip tėvai tokie, kur tikrai myli savo vaikus, tai jie pasiruošia po kulką šokti, žinai, jeigu kas nors, daug kas tėvų tokie yra, žinai, tai tas karalius ant tiek jo sąmonė buvo plati kšatrijos, kad jis kaip vaikus savo visus pavaldinius matė, žinai, ne tai, kad savo šeimos narius, žinai, bet pavaldinius. O, pavyzdžiui, šudras jau jisai žiūri tik į savo šeimos vaikus kaip į vaikus, žinai. Už tai sako, praktiškai šudrai jam šeimą labai būtina kurti, nes jeigu jis nesukuria šeimos, tai jisai neturi ko rūpintis, jis nemato kitus kaip savo šeimos narius, jis tik savo šeimos tos kūniškus, žinai, mato. O jau, pavyzdžiui, vaišės, šatrė ir brahmanas, jie jau gali matyti ir plačiau, žinai, jie gali rūpintis daug kom kaip savo vaikai, žinai. Tai štai paprasčiau, pavyzdžiui, Bišma, jis net nebuvo vedęs visą gyvenimą, bet jis buvo karalius, jo rūpinimas jis buvo, žinai, visais. Aišku, atsidavėm jau kitą temą, jie rūpinas Krišna, o kai Krišna rūpinas, tai automatiškai visais rūpinasi, žinai. Tai automatiškai skaitosi jau atsidavęs, jau jis vis laik vedęs skaitosi, jam nereikia ves, žinai. Nes jis visas pasaulis skaitosi jo šeima, žinai, jis neskirsto. Čia mano, žinai, čia tavo, čia šitus aš myliu, šitus aš išnaudoju, žinai. Visi kitas visai, žinai, išdėgėjimas. Tyras atsidavęs jo, kaip Narada Munis. Ja, už tai čia labai dar toli, ta prasme, kaip pagalvoji, tai net iki žmogiško lygio kaip toli, žinai, kad bent jau kažkiek žmogiškas būtum tenai, o iki to visai dvasingumo, tai po tą kropelę sriaubiam, žinai, to vandenyno, žinai, anartkų, bandom, tarnaujam kažką.
Bet tas yra, kad mes nieko neturim, žiūrėkit, mes neturim nei garbės, nei mes turtų turim, nei mes turim labai išminties dėlės. Nėra kas, kad skaudintų. Tik tai kūną, kai daužo, tai ir skauda. Kaliugoje nėra ką beveik prarasti. Sako, švento vardo kartuojamas pagrindinis toks maldos tas visas. Nes, nėra tų savybių jokių. Ne tai, kad nėra, čia ir yra pagrindinis visais laikais, bet kitais laikais tai žmonės labai išdidumo turėdavo daug ir jie netikėdavo, kad čia paprasčiausiai Dievui tarnausiai kartuosi ir čia pasieksi tobulumą ar ten kažką. Galvodavo, reikia čia, kažkokios didelės pastangos, labai tokios tikslios ten, pagal tos savo ašramus, būni ten, kaip paprašo Vedos, ten 100 gyvenimų, jeigu tobulai atlieki ten šudros pareigas ar ten kažkiek gyvenimų, tada gauni vaišios kūną, tada ten vėl kažkiek gyvenimų vaišios, tobulai, žinai, ten jau idealiai, tada kšatrijos ir taip brahmana ir paskui jau, kai brahmanu tampi vėl ten kažkiek ir kyli planetom ir galiausiai pakyli iki Brahmaloko, žinai, ir jau Brahmalokoj ten atgyveni ir patenki į Vaikuntą, žinai, susidai tokie palaipsniniai procesai, kurie labai remiasi stipriai, savo jėgom, žinai. O čia kartok šventą vardą, atrodo, tai palauk, žinai, kartot šventą vardą gaunasi, kartuoji, žinai, meldės kažinką, kaip čia gali atrodo būti, žinai. Stebuklas toks, žinai. Dėl to, kad čia malonė Krišnos gaunas, tas tobulėjimas, ne per mechaninę, žinai, kažkokią apsivalymą, bet per Krišnos tą malonę. Tai va. Koks lengviausias? Tai ką žinau, turbūt, kaip ir tas paukščiukas, geri tą vandenyną ir lauki, bet turbūt dar yra svarbu, kad tos malonės ir tikėtis. Ne tai, kad, kaip mes jau ir kalbėjom, kad negalvot, kad aš čia pats išgersiu tą vandenyną, žinai, kažkokiam dideliam pastangom, kad čia gersiu, čia kaip 182 ratus, ten 2500 ratų, žinai, ir kažkiek. Ta prasme, kad Krišnos tos malonės vis tiek stengtis, kiek įmanoma gerti, žinai, taip, nenuilstant, kaip sakant, per daug ten ar kažką, kiek išeina, žinai, stengtis. Ir tos malonės prašyti. Kaip iš Pavasų sako, kai atsidavęs paskelbė karą Mai, tai sako, kaip tas su tom, kur nardo, žinai, kaip ten tos, su lastais ir į burną įsidėjęs tą, žinai, ir bėga prieš tsunami, žinai, ir sako, aš tave įveiksiu, žinai, tsunamis kala, žinai, ir ten nuskrenda tas su tais lastais savo, žinai, ir su akiniais nuo vandens, žinai. Tai taip ir su Maja kovoji, žinai, va čia to įveiksiu, žinai, čia kokį nors pyktį, žinai, čia pavydą, tuoj, žinai, čia kritika, nieko nekritikuosiu, čia, žinai, tik tai geras savybės matysiu, žinai, čia tuoj, žinai. Braškiai, kai šauna, tik pradedi kritikuoti, žinai, viskas pradeda kliūti, žinai, net atrodo, net nėra ką kritikuoti, vis tiek kritikuoji, žinai. Ir panašiai, žinai. Arba ten, žinai, alaus negersiu viską, žinai, ir žiūrėk, jau kur nors ten liurlini tą alų, bariukį. Tai va, žinai. Ir taip atrodo, žinai, jau šitas anarkas tai jau praėjau, žinai, o aš prieš tuo anarką jau negryšiu. Dabar jau reikia rimtesnės anarkas, žinai, jau čia, tai čia mėsos nevalgyti, žinai, čia tas, čia jau tikrai ne mano, žinai. Jau čia praeito, žinai, o paskui iki kalo, tai daugumą atsidavusi, tai būna jau, kad paskui kažkur dingsta, žinai. 20 metų, kiek 10, žinai, paskui grįžta, atsičiuchina kaip tas paukščiukas, žinai, pailsti, žinai, atsigauna, vėl pradeda srėbt, žinai. Tik jau biškai, kaip sakėm, biškai paprasčiau, žinai. Taip stipriai nesidrasko. Ir tos malonės daugiau prašo, žinai. Tai va. Ką man atrodo, kad mes jau nemažai pašnekėjom šiandien. Kol dar nieks neužvygo, reikia baigti, kad dar, žinai, tokie. Dar 5. Pasakok kokią istoriją iš platinimo, pasiskėtis iš šitą temą. Tai ką aš nekėjau. Iš platinimo? Jo, aš nekėjau. Su šitą temą? Kažką, kaip tą pačią. Kaip viešpasybę platinimą. Ką, žinau, apie pažeminimą gal čia eina kalba. Kai būna platini ir kartais pažemina, žinai. Kokios močiutė, pavyzdžiui, išlenda be dantų ir sako, dink iš laiptinę, žinai. Ir taip pažemintas toks jautiesi, žinai, ir taip nori tą močiutę primušti. Ir tai, žinai. Kai būni geroj tokioj nuotaikoje, dvasiniai, žinai, tai tu nenori primušti, žinai. Bet kai būna tokioj nelabai nuotaikoje, tai toks noras tą močiutę nuo tų laiptų parident, žinai. Rimtai, žinai.
Ir man 2 kart ar 3 buvo, kai aš vos susilaikiau, žinai. Vos susilaikiau. Nes įsivaizduok, tu platini laiptinį, 9 aukščio ar 5 aukščio. Ir ten vidury tos laiptinės atidaro duris ir sako, dink iš laiptinės, žinai, tipo neleidžia kitiem kaimynam platinti. Sakau, tai jūs nenorit, neimkit, žinai, bet sakau, aš čia kaimynam duosiu. Ne, negalima, čia privati valda, žinai. Ir buvo tokiu atveju, kai aš jau vieną kartą gerai, kad su Giedrium platinom vieną laiptinį, tai jau buvau labai jau ant ribos, bet Giedrius buvo, galvoju, jeigu pradėsiu aš jam už, Giedrius sužinos, papasakos kitiem, taip gėda. Nu va, tokiu atveju, kad čia, kaip sako, pažemino, tai jeigu žmogus tyras jį pažemina, tai jis kažkaip neima į galvą, žinai, o jeigu, aš irgi nes laiką įmu, žinai, kartais įmu, kartais nesakau, jeigu geresniai tokioj nuotaikoj, tai neįmu, žinai, galvoju, psichiškai nesveikas žmogus, ta prasme, jam palinkė gero, žinai, viso gero, o kai kažkaip paima, žinai, toksai piktumas, tai nežinau kieno ten. Čia vieną kartą Šilainiuose, žinai, irgi taip sukilo man. Ne Šilainiuose, čia Alytui. Kur Vaidai tu gyveni? Alytui. Platinam toks vyras pirmam aukšte. Aš jam sakau, knygą, žinai. Ne, nereikia, žinai. Ir jis jau eina pro duris kažkur, žinai, su šeima. Išeidinė ir jis sustoja, žinai. O tai tu ką tu čia darai? Sako, dink iš čia. Aš taip ten kažką knygą, žinai. Sakau, ir aš taip šypsausi biškučiuką, žinai. Ir jis taip, žinai, sako, tai ko tu čia žvengi, žinai, man taip nugalvoja, kad aš įsigasiu, žinai. Aš sakau, žvengiu iš tavęs, sakau, nes tu nežinai, ant ko raunė, sakau, žinai. Ir jisai, žinai, ir jis taip įsigando, žinai, net nežinau, ką daryti, apsisuko greitai, nuėjo, ir aš dar taip iš paskos išėjau, nu tas taip, eina, žinai, atsisukdamas. Ir dar gal, ir aš taip išėjau, žinai, jokiuosi, žinai. Galvoju, toks drąsus buvo, tik ką, žinai. O jis tai už mane tai stipresnis, ir aukštesnis, ir stipresnis, žinai, aš tai toks, žinai, kažkoks. Ne aš, bet tas kūnas toks nuvytęs, žinai, kažkas netikė, žinai. O aš toks pasitikintis buvau dar tada tokioj nuotaikoj ramioj, žinai, dvasingoj, tokioj daugiau mažiau. Jis man kažką sako, bet aš, neįsigastų jo, žinai. Bet taip įdomiai žmonės išgazdina, bet principas toks, kad šitam pasaulyje visą laiką vyksta va tokie va pažeminimai, kažkokie paaukštinimai, va čia žiūrėk, net ir Šyvą kažkaip pažemino, ne? Atrodo, ką tu ten jį pažeminsi, jis jau tobulas, bet jis tiek pažemino. Tai klausimas tik tai, kaip mes priimsim tą pažeminimą, žinai. Nes ar pažemins, ar paaukštins, visą laiką bus taip gyvenime tokių situacijų. Kažkas pažemins, kažkas paaukštins. Bet nuo mūsų priklauso, bent jau iš dalies, kaip mes priimsim, žinai, kaip įvertinsim tą situaciją. Pavyzdžiui, paaukštins kas nors, galvosim, o tikrai, žinai, aš čia toks aukštas, bet iš tikrųjų, kaip sako, reiktų galvoti, kad čia Krišna duoda tas visas galias, kokias aš beturėčiau. O jeigu kažkas pažemina, tai tada konstruktyviai įvertinti, ar iš tikrųjų taip yra, žinai, ar nėra. Jeigu taip yra iš tikrųjų, tai taip ir priemi, kad taip yra netobulas ir kažką bandai tobulins. O jeigu nėra, tai galvoja, žmogus psichiškai nesveikas, jisai taip galvoja, įsivaizduoja, tegul įsivaizduoja, žinai. Tai, kaip sako, psichiatriniai ligoniai, žinai, jeigu ten įvairiausių nesąmonių prisigalvoja tie ligoniai, žinai, kažkas rėkia, aš Napoleonas, kažkas Hitleris, žinai, kažkas su lėktuvu ten tipo skraido, žinai, kažkas, tokių visokių durnyšių. Ir jeigu tu kiekvieno pradėsi klausyti, ta prasme, ir tavo teisinai psichinis toks ateis ir sakys, klausyk, tu ten, pavyzdžiui, esi iš tikrųjų ten koks nors ten Afrikos prezidentas, žinai, ten, kažkokią nesąmonę pasakys ir tu gosi, prašau, čia teisybė sako, žinai, čia reikia pagalvoti, žinai, apmastyti, žinai. Ta prasme, tu negali kiekvieno psichiatrinio ligonio, kažkokius pasiūlymus kreipdėmėsi, kaip, pavyzdžiui, sako, daug žmonių sako, mesk ten, pavyzdžiui, netikėk dievų, žinai, mesk Krišnos sąmonę, daug ką, žinai, taip sako. Tai jeigu tu pradėsi tikėti, žinai, kiekvieno, tai niekur nenueisi. Tai turi žiūrėti, kur iš tikrųjų teisybė, kur ne, žinai. Ir jeigu teisybė, tai pritaikai, bandai kažką tobulinti, žinai, toj srity, kažkiek. O jeigu neteisybė, tiesiog ignoruoji, žinai. Nes visą laiką, jo, paskutinį. Tai gerai, Krišnas malonė, visą sankina, prisimenu. Ir jeigu ypač knygų platinimų būna tas bairis, kai iškėtis, pasiėmė, kai vos ten krūvelę knygų galvoju, čia taip ir kokią Rinamą ten paplatinsi kažką. Būna ten, ar visas vos nereikia paskutinės išvarėti, ten dėjo knygų, taip aš galvoju, kad jau mokė platinti. Tad jie jau susikrauna krūvą, ten vos tempė tas knygas, ten porą išplatinį, grįžti visas suskaudančią. Irgi tada supranti, kad ten nieko nemokė, tų knygų nemokė platinį, nieko aiškiai, ten jinai tik Krišnos malonė, tik jis paima tas žmogus, ten iš nei vienas nenori tas knygas. Tai ne tavo ten jokie duožai, ten ir įsigebėjimai. Man tai vieną kartą tik buvo per visą platinimą, kiek aš platinau, kad neimtų knygų. Man visą laiką ima knygas, pastoji tiek pat, žinai, plius minus tiek pat, žinai. Ir aš taip visą laiką, jau jaučiu, žinai, kad, jo, čia taip, maždaug taip ir turi būti. Ir vieną kartą platinam ir
praėjau kokius 6-7-5 aukščius namus, nei vienas knygos, žinai. Nei vienas, iš vis taip neįtikėtinas, neįmanomas dalykas, žinai. Nes paprastai, nu kaip, per valandą, nu išplatinu taip nuo 5 iki 10 knygų, nu gal daugiau kartais, bet taip maždaug, bet bent jau 5, taip maždaug, žinai. O čia išvaizduok, 6-7 namai, tai čia kažkur 3, daugiau nei 3 valandas, žinai. Nei vienos knygos, žinai, absoliučiai. O šalia platinau Vyšniausevą, nu šalia kiti namai, žinai. Ir aš sakau, Vyšniausevai, čia turbūt jehovistai buvo, žinai. O Vyšniausevai viskas normaliai, platinasi, žinai. Ir tada aš supratau, kad nu tiesiog Krišna parodo, žinai. Ir kad nuo jo priklauso, nes, nu, tiesiog kartais ima, kartais neima, žinai, nors nusišauk, žinai. Bet aš kai einu platinti, aš tai stengiuosi, kadangi taip eini ir baisu, žinai, nieko neišplatinti, tokia graužia save labai. Ir tada galvoju, nu gerai, vieną lanksnuką išplatinsiu, žinai, ir čia jau mano misija bus tobuliausia, žinai, įvykdyta. Nes, nu, kaip sakant, jau žmogus gaus naudo, žinai. Ir bent tokiai nuotaikoj išeina ir tada einasi, žiūri, ima, taip, žinai, kažkaip švelniai. Bet vėl, nu, Krišnai tie visi, žinai. Krišnos, kaip sakant, čia darbai. Nu ką, Grantračimat Bhagavatam ki jai, Šrila Prabhupada ki jai. Devnath Prabhu ki jai. Bhagavad Prasadam ki jai.